Tai ką, sveiki visi, su jumis vėl žvejybos kanalas ir ką, mes ir vėl ant ledo. Atvažiavom čia į tokį nedidelį telkinuką. Nu ir ką, pabandysim paieškoti ešerio. Pagausim, nepagausim, tikiuosi, kad pagausim, pasilgau ledo, nes sužvejau vieną žvejybą, ledas nutirpo ir dabar vėl ledas atsirado. Nu žodžiu, keistai, bet svarbiausia yra ledas, tai lekiam džiaugtis. Ant tiek pasilgau, kad net nežinau, nuo ko čia ir pradėt. Gal tokio man visai fainiai atrodo. Pabandom. Arba ne gal. Nu arba gerai. Įsigrėžiau, nežinau, čia kokias 8 eketes. Domas pabandys. Sakė su blizgute. O po to matysim. Lauke -5. Tai plėšrūnų, manau, pats tas. 4 matiliukai. Nu ir bandom leisti. O. Prašau. Kimba. Nepakirtau. Kur didesnė? Nu čia kimba, bet mažučiai. Jo, jie čia dar nesušalo. Pabandėm čia šitą telkinį. Ką? Kimba, bet mažučiai. Tai jo Domas iš vis ant blizgutės nei kibimo neturėjo. Tai pasigraižėm, pabuvom čia, nežinau, kelias valandas. Tai bandom važiuoti dar kitą telkinį, yra laiko. Tai gal ten pagausim didesnių. Tai čia nėra jis labai toli, tai dabar lėkėm į kitą vietą ir bandysim vėl kažką sugauti. Nu, atvažiavom šį kitą vietą. Grėžiam eketės. Ir bandysim, čia truputėlį turėtų būti vėjas mažesnis, tai ne taip rankos šals. Ką, prasigrėšim ir bandom kažką sugauti. Blizgutę bandysi? Avižą, ne? Nu, davai. Pasijaukinsiu. Kokias 6 eketės pažiūrėsim. Gal bus geriau. Džokeriuko. Pilna šeriklėlė. Pasijaukinsiu, kur ir giliau ir prie kranto.
Vienas paskui kitą, tik pasijaukinau. Vis dėlto duoda tas džiokas. Pasijaukini. Ešerys iš karto sureaguoja. Nu, pagauni? Nu, gal? Bet irgi nedidelė, ne? Nepakirtau. Kaip godžiai ries. Vienas paskui kitą. Kas čia? O, mazgelis. Nežinau, ar matosi, bet geras. Liama, tai gerai, kad pamačiau. Reikia persirišti, nes užkips koks didesnis ešerys ir... O, ir nutrūko iškart. Einu persiriščius greitai. Ir snyk pradėjo, einam pabandyti dabar. Persirišu avižą. Va. Tai einam pabandyti dabar kitas eketes, kur jaukinau. Bliavo, kaip oro subjūro. Taip gražu buvo, tik kad šalta. Nu, vėsu. Bet dabar tai iš vis. Snyk dar pradėjo.
Bet tai visi atrodo kaip susiūti, ne? Visi kaip susiūti, sakau, vienodi. Į vieną didesnį, nu. Mažučiai net neina pakirs kai kurių. Nu, realis tai gerulis. -6 gal. Ir vėjas, ir sninga. Kažkas mažyčia čia. Net negaliu pakirsti. Kur tie didesni? Kimba, bet nedidelė. Kaip ir ten telkiniai, taip ir čia. Nu, bet bent jau kimba. Oras galėtų būti geresnis. Tai. Kaip tik kamerą įsijungiu, va, pažiūrėkit. Gražuolis. Didžiausias. Ir kaip tyčia kamerą įsijungia, ta baterija iš vis nelaiko. Kokių 40% ir keist, nes įsijungia paprasčiausiai. Nu, gal užeisim ant didesnių.
Kimba, bet nedidelė. Bet vis tiek smagu. Noras nuimtas žvejybos. Manau, dabar kita laidelė bus apie karšį. Gal bandyti reikia jau sugaut karšį. Matysim, kaip čia oras mums leis. Gal ir ledas toj nutirps, bet šalti žada. Dar. Tai gal įsilaikys. Ant Marių šaiką žvejoja, ten ir su palapinė mačiau. Reikės ir man pabandyti. Taip, kad su šituo ešeriuku jaučiu ir užbaigiam. Ir užbaigiam žūklę. Nušalo rankos. Keletas ešeriukų dar pagavau. Viena kojytė. Viską paleidžiam. Laukit. Tai va tokia ta žvejyba, pagavom to ešeriuko. Aišku, tai ne pačių didžiausių, bet vis tiek žuvies pagavom, o tai yra svarbiausia. Taip, kad susiprenumeruokit kanalą, parašykit kokį komentarą, spauskit patinkant šito video ir susitiksim kitą kartą vėl ant vandens. Iki.